Sveiki visi, šį kartą savaitės pabaigai turim pademonstruoti ir parodyti Mitsubishi Outlander PHEV, arba kitaip tariant įkraunamą hybridą. Automobilis 4 cilindrų, 2 litrų, 100% važiuoja ir elektra, ir dabar jau dujomis. Taip kad tikrai labai geras variantas, iš tikrųjų gal nepelningai neįvertintas, nes iš tikrųjų modelis pakankamai patogus važiuoti, pakankamai geras, pakankamai ekonomiškas. Tie, kurie turi variantą ir elektros krauti į namuose iš rozetės, gali ir taip daryti. Tie, kurie to nenori, gali pakrauti iš variklio tą pačią bateriją. Tai kraut dujomis iš principo yra pigiau negu iš tinklo. Iš tinklo namuose gal dar tas pats, sakykime, bet bent jau viešo įkrovimo stotelėse tai tikrai neapsimoka. Geriau dujomis jį pakrauti. Reiškia, naudojant dujas ir variklio darbą. O grįžtant prie įrangos, tai yra sumontuota kokybiška Landerenzo sistema, kaip visada. Sistema puikiai tinka hibridiniam modeliam, dėl to, kad turi tam tikras funkcijas, kurios yra reikalingos tam, kad ta sistema veiktų sklandžiai. Taip pat valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje. Dujinės įrangos saugiklis, skystos fazės filtras, kad patogu būtų aptarnauti, bei dujų vožtuvas Landerenzo. Pats dujų reduktorius šitame kampuke. Dujiniai filtrai, slėgio davikliukas, Landerenzo AEB, A+, dujiniai purkštukai štai šitoje vietoje. Viskas tvarkingai, kokybiškai, be abejonės dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Tai visi laidai lygiai taip pat kaip gamykliškai yra įvilkti į apsauginę gofrą ir ta gofra yra izoliuojama, kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais, yra naudojamos kokybiškos žarnos. Tos, kurios neskleidžia kvapo, spyruoklės, laikikliai, apsauginės gofros. Viskas taip, kad būtų tikrai gražu, tvarkinga ir tų problemų nekeltų nei dabar, nei artimoje ateityje. Kaip minėjau, dujinės įrangos saugiklis yra prie valdymo bloko, tech apžiūros metu reikia jo vietą žinot. O instruktažo metu, darbų atidavimo, po darbų atidavimo reiškia metu klientui, pravesim pilną instruktažą ir paaiškinsim, kas, kur, kaip ir kodėl. Tuo pačiu įteiksim ir garantinę bei serviso knygeles. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas sumontuojamas ten, kur jo pagidauja klientas. Tai šiuo atveju turime jį sumontuotą štai šitoje vietoje. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos. Čia susitalpina jisai pilnas, taip kad galim atsisukę iš karto, reiškia, jungti pistoletą ir atlikti dujų pildymą. Tikrai labai geras variantas, patogus. Viskas pasislepia gražiai po dangteliu. Dujų balionas visą laiką kelia truputėlį iššūkių, kadangi čia, sakykime, pats klientas truputėlį jau pridėjęs ranką, plasmasę išpjaustęs, pats pasiruošęs, tai galima buvo įdėti aukščiau, šiaip truputėlį aukščiau tas dangtis susimontuoja ir čia yra sumontuotas 38 litrų dujų balionas atsarginio toksai rato vietoje, nors be abejo, šito atsarginio rato vietos ir nebuvo. Bet dabar iš esmės ta bagažinė yra tokia, kokia yra, bet turbūt vienas geriausių variantų ir čia bet ką įdėjus didesnio jau visai užimtų daugiau vietos. Tai tiek apie Landerenzo dujinę įrangą ir įkraunamą hybridą Mitsubishi Outlander. Jeigu kažką panašaus vairuojate ar planuojate įsigyti, turėkite omeny, kad automobilis puikiausiai dirba dujomis. Gali tiek važiuoti kaip įprastas hybridas dujomis, gali taip pat naudoti variklį dujomis pakrauti baterijai. Taip kad variantų tokių yra labai nemažai, juolab, kad žiemos metu, kai šalta, tai jis dažniausiai kaip hybridinis modelis vis tiek vartoja apie sakykime, 90 litrus benzino mieste važiuojant. Tai nėra jau toksai super ekonomiškas ir dujos tikrai yra geras variantas. Tai tam kartui tiek, jeigu norėsite, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.